Nėra nieko, kas galėtų pasislėpti nuo Dievo žvilgsnio. Tikras dvasinis kelias yra per visišką savęs pažinimą, atskleidimą savo ydų, savo gerų ir blogų savybių. Mes esame tiesiai priešais savo sąžinę ir jei esame tikrai ištikimi Dievui, šiam dvasiniam keliui, mes negalime nuslėpti, negalime meluoti. Žinoma, jeigu norime tikro progreso savo kelyje, mums yra reikalingas nepaprastas nuoširdumas su savimi. Turime nuolat savęs paklausti, ar tai, ką darau, yra teisinga, ar dora, ar nesulaužau šios ištikimybės Dievui. Dievas nėra kažkur atskirai anapus mūsų. Mes išduodame save pačius, kuomet elgiamės neteisingai. Šis kelias veda į išsigryninimą, į savęs pažinimą tokius, kokie esame. Esame nuogi priešais Dievo žvilgsnį. Nuoširdumas su savimi pačiais yra tai, kas atveria mums duris į pokytį, atveria tobulėjimo duris. Mums yra reikalinga nukreipti šį sąmonės žvilgsnį į vidų ir pastebėti kiekvieną menkiausią dalyką, kuris sukyla mumyse, kiekvieną jutimą, mintį, jausmą ir tai, ką patiriame vaizduotėje. Tik gerai tirdami save galime pasikeisti ir transformuotis. Tik pilnai pripažindami savo klaidas, klystkelius galime pasikeisti. Tačiau neturime ir pernelyg pergyventi dėl to, turėti pernelyg didelį troškimą greitai pakeisti viską. Visa ateina savo metu. Ko mums reikia, yra nuoširdumas su savimi pačiais ir ištikimybė esybei. Jei nenuleisdami savo vidinio žvilgsnio kontempliuosime šią vidinę šviesą, sąmonės erdvę, visas susidės į teisingas vietas. Mes įgysime išminties peržengti savo ydas, bet turime jų nebeslėpti, turime pripažinti. Išpažinti savo suklydimus ir ydas šiai vidiniai šviesai, kuri neteisia, nelygina, bet mus priima tokius, kokie esame. Ir išgydo nuo šios ego proto ligos. Tačiau jeigu esame užsispyrę, arogantiški ir nepripažįstame savo blogų poelgių, išklydimo iš tiesos, tuomet negalėsime leisti šiai Dievo maloniai į mus prasiskverbti. Turime vaikščioti šventi Dievo akivaizdoje ir mūsų takas bus išgrynintas. Jei pasirenkame nuoširdumą viršum visko, mes esame tikri Dievo kovotojai, aukojantys savo išdidumą, savo aroganciją ant Dievo aukuro, elgdamiesi dorai, nuoširdžiai, nuolankiai. Ir Dievo atlygis yra didis. Nėra nieko vertesnio už Dievo artumą, nėra išminties tai pranokstančios, nėra turto vertesnio už tai. Tad nuoširdumas su savimi yra toji kristalinė šviesa, kurią nukreipiame į savo vidų, neleisdami į mus prasiskverbti jokiam suktam poelgiui. Ir mes atsiveriam tikram transcendentaliam pokyčiui, mūsų sielos metamorfozei.